105-asias metinės kariuomenė pasitinka kur kas nesaugesnėme pasaulyje nei tada, kai šventė 100-mečio jubiliejų. Ta proga naujoje laidoje BNS Akiratyje kalbame su Lietuvos kariuomenės vadu generolu Valdemaru Rupšiu. Sveiki, Vade. Labas rytas. Pirmą kartą antrasis pasaulinis karas, antruoju pasauliniu karu buvo pavadintas 41 metais, kai tai padarė JAV prezidentas Franklinas Rooseveltas. Kaip Jūs manote, ar jau prasideda trečiasis pasaulinis karas šiandien? Tas toksai situacija, sakau, tikrai negalima pasakyti, kad čia yra kažkas trečio pasaulinio karo pradžia arba tikrai žmonės turi suprasti, kad tai tikrai nėra to masto karas. Bet tai aiškiai rodo, kad siekiant išvengti karo didesnio arba globalaus karo arba didžiųjų valstybių konflikto, arba kas reiškia, tai yra Rusijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kinijos, NATO, Rusijos, Kinijos, aš kalbu gal labiau Rusijos karo, tai mes vienareikšmiškai turim prisiminti tą sunkią praeitį, kai turim vakarų pasaulis ir demokratinės valstybės turi būti pasirengus karui. Tai yra, turi būti tiek stiprios, kad tas karas nekiltų. Lietuvoje pasirengimas karui, aišku, labai plati tema ir pilietinis dalyvavimas, ir kariuomenės profesionalios pasirengimas, ir sąjungininkų priėmimo klausimai. Tikrai labai daug visko, bet dalykai, apie kuriuos dabar turbūt kalbama daugiausiai viešoje erdvėje - gynybos finansavimas, Vokietijos brigados priėmimas Lietuvoje, Lietuvos kariuomenės divizija. Tai apie visus šitus tris dalykus ir pakalbėsim. Pradžiai tada apie Vokietijos brigadą ir diviziją. Ar dabartinis krašto apsaugos sistemos finansavimo lygis leidžia pasiekti ir vieną, ir kitą? Turbūt mes svarstydami kolektyvinės gynybos, atgrasimo ir gynybos strategiją, naują konceptą, NATO naują konceptą atgrasimo ir gynybos, aiškiai apsibrėžiam, kad būtinas stiprinimas ginkluotojų pajėgų ir, aišku, ginkluotojų pajėgų buvimas rytiniam NATO flangė arba pasienyje valstybės, kurios ribojasi su potencialiu agresoriu Rusija arba jų sąjungininkais. Tai faktas yra tai, kad iš karto buvo vertinama grėsmė, kokia yra grėsmė ir karinė grėsmė, koks tas potencialus yra priešininkas ir kokias pajėgas turi. Praškai buvo karinis vertinimas padarytas ir atitinkami atsako priemonės. Atsako priemonės rodo, kad būtume atitinkamai kariniai parengti, kad tikrai galėtume sureaguoti laiku. Tai čia turėtų būti ir tos optimalios pajėgos, kurios galėtų iš karto parodyti Rusijai, kad bus karinis atsakas. Jeigu jūs sugalvosit kažkur arba padarysit kažkokius apgalvotus ar neapgalvotus žingsnius prieš mus. Tai šiaip tai brigados dislokavimas Lietuvoje tai nėra kažkoks tai epizodas arba atsitiktinis dalykas. Tai yra bendro gynybos plano sumanimo dalis, kad vienos pajėgos jos yra iš anksto dislokuojamos, kitos pajėgos dar didesnės ateina atitinkamam laike, bet taip pat prieš konfliktą dar didesnės pajėgos. O šitos pajėgos, kurios čia yra toks karinė logika, kad jos sudaro sąlygos didesniam pajėgom ateiti. Na ir neatskleidžiant pačio sumanimo detalių, tai tikrai yra ne vienas tas rautas pajėgų sąjunginių dislokavimo Lietuvoje ir mūsų regione. Ir tuo pačiu ne tik sausumos elemento kaip brigados. Tai vienas iš taktinių vienetų šiai dienai tai yra pakankamai didelis tas vienetas, bet tai tikrai tai nėra tas vienetas, kuris yra lemiantis veiksnys kare su Rusija. O kas bus lemiantis veiksnys kare su Rusija, jeigu jisai toks būtų čia? Tai didesnės formuotės ir jungtinės ginkluotosios pajėgos. Tai yra, kai būtų įtraukiamos visos dimensijos kariavimo. Tai yra
Gerai, bet Vadė, kad nekalbėtume apie ABC, suprantama tas ir suprantama, kad tai, ką sąjungininkai dabar dislokuos Lietuva, artimiausiais metais nebus viskas. Ir tai tikrai turbūt daugiau dalykų yra ir gynybos planuose įrašyta, bet grįžtant. Brigada, kurią priimti reikia iki 27 metų visą, ir divizija Lietuvos kariuomenėje, kas apima krūvą ginkluotės pirkimų, įskaitant tankus, kas bus labai brangu. Finansavimas kitais metais 2,71% BVP, ar bus didesnis ar mažesnis vėliau, nežinia, iš esmės yra klaustukas politinio apsisprendimo klausimas. Ar galima pasiekti ir vieną, ir kitą tada, kai yra užsibrėžti, pagal terminus užsibrėžtų? Dar sugrįšiu aš prie jūsų paskutinio klausimo, bet dar papildyti noriu, kad sukonkretinti, kad apie ABC nekalbėti. Taip, reiškia brigada plus divizija ir gali būti dar papildomi vienetai. Bet tikrai už tos brigados stovi dar divizijos, kurios ateina čia. Todėl mūsų sumanimas, kad vystyti Lietuvoje reikia diviziją, dėl to, kad mes, kaip išmokta pamoka iš Ukrainos karo, turėtumėm privalumą prieš Rusiją kariaujant, kad mes panaudotumėm divizijos lygmens arba divizijos dydžio vienetus, tai būtų ugnies sutelkimo, ugnies nuotolio, gylio, efektyvumo pasiekimas. Tai dėl to yra toks karinių ekspertų vertinimas, kad reikia turėti tas divizijas. Ir dėl kitų valdymo vadavimo aspektų dar. Tai kalbant vėl apie finansavimą, aš manau viskas įmanoma. Aš tik tai turbūt ir vadovaujuosi arba galiu pakartoti, ką sako valstybės vadovai, kad turbūt valstybė turi rasti būdų, kaip reiškia užtikrinti visus įsipareigojimus kaip priimančiosios šalies, kaip NATO pajėgų priėmimui ir ne tik brigados, bet dar didesnių vienetų. Mes brigadą kalbam apie Vokietijos brigadą, bet plus mes neužmirškim, kad turim amerikiečius, turime oro policiją, kuri gali konvertuotis arba mūsų idėja turėti oro gynybos vienetus čia rotaciniu modeliu, o esant atitinkam parengčiai nuolatinai dislokuoti, pakrančio apsaugos vienetus ir taip toliau. Tai mes turim skirti lėšas kaip priimančios šalies įsipareigojimų vykdymui ir, aišku, savo ginkluotojų pajėgų vystymui. Tai yra tas, kad mes savo ginkluotės pajėgas turėtum tokias, kad su jom galėtumėm kariauti ir būti viena iš kolektyvinės gynybos sudedamųjų dalių. Tai jeigu sakot, kad užtektų, tai kam tada tie 3%, apie kuriuos čia nemažai kalba? Aš kalbu ne apie tuos, kur dabar duoda finansavimą. Esmė tokia, kad su dabartiniu finansavimu sukursim ir diviziją sukursim ir pajėgumus sukursim, bet tai nusitęs laike. Laikas nėra mūsų sąjungininkas. Pasibaigus karui, vienu ar kitokiu būdu, po Ukrainos pergalės, pasibaigus karui, reiškia, Rusija tikrai turės galimybę perdislokuoti dalį savo arba didžiąją dalį savo pajėgų vėl į Rusijos vakarų regionus, galimai ir į pačią Baltarusiją. Todėl tas grėsmės lygis iš karto sukils. Antras dalykas, reikia suprasti labai vertinti vieną aspektą, kad Rusijos karinė pramonė dabar yra taip užsikūrusi gerai ir jie gamina, remontuoja ir tiekia ginkluotėm pajėgum didelius kiekius įprastosios ginkluotės technikos, didžiulius kiekius amunicijos ir šitai nesustos. Tai jie turi tokį pradinį pagreitį gerą ir, pasakyčiau, ne tik pagreitį, bet greitį jau gerą, palaiko tą greitį gamybos. Todėl, kad savaime aišku, kad dalyvauja kare. Tai mes, sąjungininkas, tikrai laikas nėra sąjungininkas, mes turim labai greitai paspartinti savo pajėgumų vystymą. Mes ir sąjungininkai, kad būtumėm tikrai tie pasirengę ir atgrasimui, ir gynybai. Kad galėtume konkretinti, ar teisingai dabar suprantu, jog dabartinis finansavimas leis priimti Vokietijos brigadą, tada, kada numatyta ją priimti, 26-27, o diviziją Lietuvos kariuomenėje pabaigti kurti patį pajėgumą 33-35 metais. Jeigu finansavimas būtų 3%, divizija galėtų atsirasti 30 metais. Teisingi čia yra terminai. Tas
0,3 procento papildomas finansavimas maždaug 3-5 metais paankstintų divizijos atsiradimą Lietuvos kariuomenėje? Dabar aišku sprendimai politiniai yra, kad brigados priėmimui, infrastruktūros vystymui, ypatingai kalbam apie karinę infrastruktūrą, finansavimas yra atskiras nuo skirimų signavimų, nuo tų 2,52 ar 2,5. Jis patenka į kamo biudžetą, bet yra išlaikinojo solidarumo įnašo tik infrastruktūrai. Ir šiai dienai mes turėdami ilgalaikius vystymo planus, mes tikrai planuojam vertinami tą biudžetą, kad bus skiriama ne mažiau kaip 2,5. Ir mes tikrai neimam domen, kad iš tų 2,5 bus skiriama ir brigados vystymui. Tai 2,52 leidžia 33-35 metais sukurti divizijos pajėgumą Lietuvoje. Taip? Aišku, kaip mes vertinsim tą diviziją, bet manyčiau, kad iki to laiko, aišku, dar reikia labai apsibriežti, tai ką mes toje divizijoje norėtumėm turėti. Visų pirma, mes turim patys aišku planą, kad mes turim išvystyti galimybę valdyti ir vadovauti divizijai. Tai yra valdymo vadovavimo elementą su ryšiais ir su galimybė, jeigu bus priskirta divizijai, o ką žada priskirti sąjungininkai savo vienetus, kol mes nebusim išvystę, su aiškia sąlyga, kad mes gebėsim užtikrinti valdymo vadovavimą, duomenų perdavimą ir visas kitas karinės procedūras, kurios numatytos. Kokius vienetus priskirinė sąjungininkai divizijai? Tų, kurių mes neturim. Gali būti tolimosios artilerijos, raketinės artilerijos, žvalgybos vienetų arba aviacijos. Bet tai nereiškia, kad jie visi čia bus Lietuvoje. Ne, tai nereiškia. Čia yra atitinkamai, kai bus įvedamos, reiškia, Securo sprendimų atitinkamos parengtis, bus priskirtos ir tie vienetai prie divizijos. Tai toks etapiškumas, jeigu divizijos vystymo, tai visų pirma, kad mes užtikrimėm ir gebėtumėm vadovauti, priimti sprendimus ir planuoti mūšį. Kitas dalykas, patiem vystyti esamas 2 reguliariasias brigadas geležinio vilko, kad geležinis vilkas ir pats sumanymas ir sutarimas viduj kariuomeniai, pačioj kariuomeniai su karininkais, kurie planuoja pajėgumus, kurie planuoja gynybos planus, rengia. Esam sutarę, kad geležinis vilkas tai tas kumštis, kuris turėtų būti su galimybė ne tik poziciniai gynybą vykdyti, bet taip pat manevrinė gynyba su galimybė kontratuko. Tai mes sakom, kad geležiniam vilke turėtų būti, reiškia, organiškai ir tankų batalionas. Žemaitijos brigada, lengvesnė brigada, o dar 3 brigada būtų arba kažkokiu metu sąjungininkų brigada, arba mes turėtume Aukštaitijos brigadą, kai būsim vėl pasirengę turėti tą Aukštaitijos brigadą ir rezervo pagrindu. Ten dabar konceptualiai trupučiuką peržiūrėjom, kaip karo metų struktūrą transformuotumėm tą Aukštaitijos brigadą į kovojančią brigadą, nes situacija yra pakitusi, sakykime, ką turėjom 2 metus atgal, nes praktiškai visas sukauptas resursas ir ginkluotė Aukštaitijos brigadai iškeliavo į Ukrainą kaip parama. Tai mes žiūrint į ilgalaikius įsigijimo planus arba vidutinio nuotolio įsigijimo planus nematom tos perspektyvos, kad mes tai paimsime iki 30 metų ir vėl turėsim atitinkamą įrangą ginkluotę, kad galėtume aprūpinti tą 3 mūsų Aukštaitijos brigadą. Todėl taip kaip resursų yra limituoti resursai, tai galvojam, kaip tai moduliuoti ir kaip turėti tą pajėgumą, su kuriuo galėtumėm kariauti. Tai koks terminas prie dabartinio finansavimo divizijai? Aš manau, kad būsiu realistas su dabartiniu finansavimu 35 metai. 35 metai įmanomi, kad pasiekti pilną kovinį pajėgumą, o aš esu optimistas, kad tikrai politikai supranta reikšmę, kad tą mes turim turėti, tai tas finansavimas padidės. Vade, 3 procentai bendrojo vidaus produkto kitais metais būtų 2,28 milijardai eurų maždaug. Ir tai yra daugiau negu 200 milijonų eurų daugiau, negu kad yra dabar siūloma. Jeigu turėtumėt tos pinigus, ką siūlytumėt su jais daryti?
Aš aiškiai, ne tik siūlau, mes turim dabar planą A ir planą B. Planas A parengtas yra turint patvirtintą 2,5 biudžetą. Taip. Aišku, nuo BVP tas absoliuti suma pinigų kinta, nes priklauso koks tas BVP. Ir gali prognozės nepasitvirtinti. Planą žinom, koks planas B būtų? Planas B 3%, tai yra aiškiai, kad Geležinio vilko brigada, antras mechanizavimo etapas, ankstinasi ir gyvenimas. Aš gal daugiau koncentruosiu su sumos pajėgumą. Reiškia, tankų batalionas, oro gynybos pajėgumai Nasamso baterija, nors ir šiaip eina, bet galėtumėm ir pagreitinę amuniciją, ypač raketų įsigymą. Toliau, aišku, išmoktos pamokos iš Ukraino antidroninių priemonių. Tai yra elektroninės kovos, elektroninių priemonių, antidroninių įsigymą ir kinetinių priemonių įsigymą. Aišku, reikia pasakyti, kad dabar su įprastom sistemom, su kuriais galėtumėm naikinti, reiškia, arba šaudančiam sistemom, naikinti dronus. Ir tą, ką matom, naudoja Ukraina, platforma tokia nėra išvystyta dar NATO šalyse, bet prototipai jau yra ir greičiausiai 24-25 metais jau galėtume priimti sprendimus, kad tokius įsigyti. Inžinerinės, karo inžinerijos, kad mes galėtumėm tos vienetus, reiškia, užtikrinti jų veikimą ir inžinerinę paramą, medicinos, reiškia, medicinos paramos vienetų vystymą. Vienu žodžiu, viskas tas yra sudėliota kompleksiškai, kad galėtumėm kariauti. Visas ankstintųsi, aišku, papildomai sakau, su papildomais pinigais mes galėtumėm padaryti tą, ką ir sakau, kad mes galėtumėm įsigyti ir galimybę turėti puolamosios ginkluotės. Tada divizija pajėgumas 30 metais. 30 metais, mano galva, būtų toksai, kad galėtumėm 30 metais mes ją galėtumėm kaip diviziją, kovojančią diviziją deklaruoti NATO pajėgumų sąrašą. Tai dabar mes deklaruosim taip pat anksčiau, bet prašysim pagalbos iš vakarų valstybių arba iš mūsų sąjungininkų, kad remtų kai kuriais pajėgumais. Aišku, reikia būti visiškai pilnai teisingam, kad ir po 30 metų mes atakos sraigtasparnių, pavyzdžiui, kas įprasta, kas remia diviziją, to neturėsim. Tai ir naikintuvo neturėsim, ir ilgojo nuotolio oro gynybos ginkluotės neturėsim. Bet faktas, kaip divizija, kaip toks junginys galės veikti jau. Vade, prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę buvo Berlyne, pranešė dar kartą, kad Lietuva parengs infrastruktūrą Vokietijos brigadai priimti iki 26 pabaigos. Vokiečiai pabaigti dislokuoti brigadą tarsi planuoja 27 metais. Puikiai pažįstat Vokietijos kariuomenės vadą. Ta dislokavimą tokį po 4 metų lemia politinės priežastys ar karinės? Kitaip tariant, kas lemia tai, kad negalima brigados anksčiau dislokuoti? Aišku, čia daug yra faktorių, kurie riboja dislokavimą šito pajėgumo laike. Tai viena iš sąlygų yra dislokavimui, tai kad mes parengtumėm atitinkamą infrastruktūrą ir vėl turbūt naivu būtų tikėtis, kad mes labai greitai ją galėtum parengti brigados dydžio vienetui, nes tada, kada mes kalbėjom, ne visi gerai įsivaizdavom, kas yra brigada. Aš įsivaizdavau, kažkas dar įsivaizdavom. Ką kalbam apie brigadą, tai ne apie statybininkų brigadą, su visa pagarba statybininkam, bet ji yra mažesnė. Brigada tai yra 5000 su viršum personalo, apie 2500 technikos vienetų. Tos technikos vienetai yra įvairūs ir pakankamai brangos. Jeigu imant, kiek brangis šitą brigadą, tai ji keletą milijardų. Tai suprantat, tai kainuoja keletą milijardų pati brigada, gal ir be personalo išlaikymo. Tai turbūt ir Vokietijai
šiai dienai yra iššūkis suformuoti tą brigadą. Nes įsipareigojimai tiek savo saugumo užtikrinimui, tiek NATO įsipareigojimų vykdymui Vokietija turi turėti ne vieną brigadą ir jie tą aiškiai žino ir viską planuoja ir deklaruoja. Tai dabar Vokietija aiškiai yra numatę tokį realų įvykdomą įgyvenimą planą, kad Lietuvoje jau yra pasirengę 25 metais perdislokuoti 2 savo egzistuojančius pilnos kovinės parengties su atitinkama amunicija, išlaikant NATO normatyvus, kiek dienų galėtų kariauti. Kalbant apie tankų batalioną ir manevro batalioną su Puma. Taip, tai yra pėstininkų kovos mašinom Puma mechanizuotas batalionas ir tankų batalionas. Tai jie realiai egzistuojantys ir yra pasirengę iki 25 metų, mano galva, vidurio arba 25 metų eigoje, reiškia jau perdislokuoti Lietuvą. Nes jie realiai egzistuojantys vienetai. Dabar priklauso nuo mūsų, kada mes pastatysim tą infrastruktūrą. Kas siejasi su įgalintojais šitos brigados. Tai kalbant apie artilerijos batalioną, jie dar turi jį suformuoti. Tai suformavimas, naujos įrangos nupirkimas, reiškia jos parengties, reiškia pakelimas iki atitinkamos parengties. Nes faktas yra toks, visi turi suprasti, kad tas dislokuotas vienetas čia, tai yra tas, kuris kariaujantis vienetas. Tas, kuris nuo pirmos dienos galės stoti karą. Tai nebus kažkokie geltonsnapiai, aštuoni kariais geltonsnapiai, kurie bus nepasirengę kariauti, o jie bus iš karto pasirengę ir galės kariauti. Tai yra savo parengtumu, savo treniruotumu ir įranga ir ekipuotė. Įranga, ekipuotė ir amunicija. Čia viskas bus vietoje. Tai artilerijos batalioną, inžinerijos vienetą, logistikos batalioną, jie turės jį suformuoti, tai užtruks to laiko, bet atitinkamai 25-6 metai jie aiškiai numatė planą, kad per tuos metus, reiškia, jie pilnai suformuos ir duos čia. Reikia aiškiai vėl dar kitą dalyką suprasti ir akcentuoti, kad tol, kol nebus pilnoj koviniai parengty pilnai ta brigada, tol ją dengs kita brigada. Tai dabar egzistuojanti Vokietija, kaip ir mes dabar turim šitą IVA brigadą ir dabar skirta 41, gruodžio mėnesį keičiasi į 12 brigadą. Ji visą laiką bus skirta, dedikuota Lietuvai, parengti ir ji čia dengs. Perėjimas ir atidavimas šitos užduočių ir funkcijų šitai brigadai, kuri nuolatinai bus dislokuota Lietuvoje, tai čia kitas klausimas, kokį mechanizmą pasirinks. Ar tai bus batalionas po bataliono, ar pilnai 100% brigados, dar to sprendimo nėra. Dar, Vadė, klausimas, nepaminėjot tarptautinio sąjungininkų bataliono, kuris Lietuvoje buvo dislokuotas 17 metais, jam vadovauja Vokietija ir tas batalionas taip pat bus brigados sudėtyje. Galit patvirtinti, kad to bataliono pagrindą ateityje sudarys nebe Vokietijos kariai? Taip, 3 batalionas, manevro batalionas. Net turbūt kalbant kokios sudėties bus ta brigada, tai reikia aiškiai suprasti, kad tai bus 3 manevriniai batalionai. 1 tankų, 2 mechanizuoti. Tankų egzistuojantis perkeliamas dabar čia iš Vokietijos, mechanizuotas egzistuojantis perkeliamas iš Vokietijos, jie jau aiškiai yra įvardinti. 3 manevrinis vienetas reiškia IFP batalionas dabar esantis Rukloje. Vokietija tarėsi ir susitarė jau su pagrindiniais sąjungininkais Olandais ir Norvegais, kurių pagrindų ir bus pagrindės sudarytas tas batalionas. Tai yra manevrinės kuopos, tos kovojančios kuopos, reiškia, bus Olandų ir Norvegų. Gali būti, kad viena iš vienetų gali būti ir pačių vokiečių, bet
įgalintojai tame batalione vėl bus vokiečių. Tai nereiškia, kad bus ne vokiečių tas batalionas, tai bus vokiečių batalionas, tik tai tiek, kad sakykime, aš manau, kad apie pusę to bataliono sudarys sąjungininkai, kiti. Vade, dar užbaigiant brigados temą, Lietuva, siekiant priimti tą brigadą, turės įrengti arba dalį, arba visą tos vadinamosios socialinės infrastruktūros, kad Vokietijos kariai čia galėtų atvykti su šeimomis. Aš gana neblogai atsimenu kalbas 2014 metais, kai Lietuvoje pirmą kartą taip ilgalaikiškiau buvo dislokuota amerikiečių karių kuopa, Rukloje jinai buvo. Ir turbūt toksai akivaizdžiausias parodimas, kad jie tarnavo Lietuvoje kitomis sąlygomis negu Lietuvos kariai, buvo kita valgykla. Jie valgė kitą maistą, dėl to buvo kilę truputėlį ir socialinių įtampų tarp Lietuvos karių taip pat, kurie ten tarnauja. Dabar klausimas. Lietuva Vokietijos karių šeimoms pastatys darželius. Kaip jūs įtikinsit Lietuvos visuomenę, kad teisinga yra tai, jog Vilniuje gyvenančios Vokietijos karių šeimos neturės laukti eilėje į darželį, kad galėtų, kai tuo tarpu lietuviai toliau turės laukti eilėje į darželį, kad galėtų nuvesti ten savo vaikus? Žinot, aš trupučiuką būčiau atsargus kalbėdamas dėl statybų ir kaštų padengimo. Tai tikrai yra ne kariuomenės vadų klausimas ir tikrai ne mes turėtumėm turbūt ne tik sprendimus priiminėti to klausimų galutinius, bet ir diskusijos čia yra valstybinių lygių ir vyriausybinių lygių vyksta. Bet nepaisant viso šito, aš manyčiau, kai mes visi sutartinai sakėm, kad Vokietijos brigada turėtų būti čia dislokuota arba įtikinėjom NATO sąjungininkus, kad sąjungininkų brigada, nebūtinai vokiečių, bet sąjungininkų brigada, bet aišku, vokiečiai tai parodė didžiausią iniciatyvą, kad dislokuos čia ir ačiū Dievui. Tai visi mes tada sakydami A įvardinom, kad tos sąlygos bus sudarytos. Tai dabar reikia būdų ieškoti, kaip bus sudarytos, nes tai yra mūsų tautos ir visos valstybės interesas, kad jie būtų, tai yra rimta didelė karinė galia, šiandieniam pasaulyje, kaip pradėjome mūsų pokalbį, labai reikalinga čia. Tai aš manau, kad ir visuomenė, ir visi mes turim suprasti, kad čia nėra kam davė, tam nebeliko. Čia žinot, kaip yra, sako, tam davė, tam nebeliko. Tai mano galva reikia tikrai aiškinti visuomeniai, kuo mūsų valstybė yra įsipareigojus ir ką mes turim duoti tiem, kurie ateina su pačia sunkiausia, manyčiau, gyvenimo užduotim, tai yra ginklu gintis ir ginti su mūsų valstybė, mūsų žemė, su didžiausia rizika, kad teks aukoti savo gyvybės arba sveikatą. Tai mes turim tiem žmonėms sudaryti pačias palankiausias sąlygas, kaip ir Lietuvos kariam, kaip ir visiems žmonėms. Tai aš manau, čia daug aiškinamojo darbo reikia. Lygiai greičiai su finansavimo, mechanizmo atradimo finansavimo reikia ir aiškinti. Ir čia aš pasakysiu, tikrai Lietuvos kariuomenė neturėtų likti nuošaly, turint visus mūsų pajėgumus, komunikavimo pajėgumus, kiek mes jų turim, strateginės komunikacijos departamentą, ministerijos strateginės komunikacijos departamentą, kartu su vyriausybinėm, nevyriausybinėm organizacijom mes turim visuomenė aiškinti, kodėl čia taip daroma. Nu ir vilties, kad mes būsim irgi taip pat panašiai aprūpinti. Tai Vade, tiek daug kalbam, tiek divizija, tiek Vokietijos brigados dislokavimas, poreikis lėšoms tam didelis. Toks jausmas, kad Lietuvoje iš principo galima palaidoti visuotinę šaukimo idėją, bent kol kas, kaip jums atrodo? Tai aš manau, kad mes dabar turime planą pašaukti 4000 pradinės pirmos tarnybos karių arba šauktinių. Ten įvairius skaičiavimus mes esame atlikę. Jeigu kviesti tik vaikinus, kaip į privalomą tarnybą, tai tas visuotinis šaukimas ir apimtų kažkur apie 6-7 tūkstančius, tai 3 tūkstančiais daugiau.
Tai išvyščius tą infrastruktūrą, kuri reikalinga yra įgyvendinant mūsų kariuomenės plėtrą, įgyvendinant visus įsipareigojimus priimant sąjungininkų pajėgas Lietuvoje, aš manau, kad ateis laikas ir galės tą visuotinį šaukimą. Ir taip pat, jeigu ir toliau bus tas poreikis visuotiniam šaukimui, bet aš dėl rezervo parengimo, dėl aktyviojo rezervo, dėl parengto rezervo turėjimo tinkamų skaičių, sakyčiau, mes labai dabar akcentuojamės, ypatingą dėmesį skiriam eiliniui kariui. Bet karai ir ypatingai karas Ukrainoje rodo deficitą puskarininkių ir karininkų. Karo eigoje poreikis jų tiek skaičiumi, tiek kvalifikacija yra didžiulis. Lietuvos kariuomenė irgi išryškėjo šitie trūkumai, ypač tada, kai buvo 15 metais grąžintas šaukimas. Nebuvo kam mokyti, nebuvo kam vadovauti vienetams. Pasakysiu taip, kad jeigu dabar būtų priimtas arba nuspręsta nedelsiant įgyvendinti visuotinį šaukimo modelį, kad ir dabartinė infrastruktūra, kažkokią laikiną infrastruktūrą turėti, įvertinant mūsų mokamą infrastruktūrą, tai yra poligonus, mokomosius laukus ir klases, tai mes tą įvykdytumėm, aišku, bet visą laiką jau sakytumėm, kad tai kokybės sąskaita. Nes 15 metų sprendimas, kai mes tikrai buvo ir užduotis kariuomeniai. Ir aišku, ta užduotis išplaukė dėl to, kad trūko tada parengto rezervo, kurį vadinam dabar aktyviuoju. Tai tie skaičiai buvo toks iššūkis mums ne dėl to, kad juos karius maitinti, apgyvendinti, o iššūkis didžiausias buvo, kas juos mokins, nes puskarininkų korpuso nebuvo, tinkamo puskarininkų korpuso nebuvo, kurie geba ir vadovauti, bet tuo pačiu perteikti žinias ir mokinti. Ir, sakyčiau, mes dabar esam pasiekę apytiksliai tą lygį, kai turim jau ir vadus, jaunesniuosius vadus, kur organizacinė struktūra arba tie etatai, kurie atidaryti, yra užpildyti ir mes tuos 4000 tikrai galim jau mokinti. Dabar tik reikia, kaip pasakyti, patiems daugiau mokintis ir iš savęs reikalauti, kad ta kokybė būtų dar geresnė. Bet praktiškai mes jau turime parengtus vadus. Karininkų trūkumas šiai dienai yra ir matyt jaunesnių karininkų trūkumas jis ir išliks dar. Reikia matyti dar galvoti, kur čia yra priežastis ir šalinti tas priežastis, kad jų ateitų tie karininkai arba stengtųsi neišeiti iš kariuomenės. Bet visumoje kalbant, tai tas vadų parengimas ir turėjimas aktyviam rezervui atitinkamą skaičių, tai aš manau, yra esminis dalykas. Nes kareivius ir ką rodo Ukraina, kareivius yra lengviau paskui paruošti, net jeigu būtų toksai atvejas, kad jų jau nebėra ir tai galėtum dar paruošti. Aš atmetu tą ir mes negalim taikos metu net apie tai galvoti, bet jeigu, sakau. O perinant prie visuotinio šaukimo, tai lygiai grečiai su visa infrastruktūra ir su visais kitais dalykais, kurie reikalauja atitinkamų resursų ir ne tik finansinių, bet labiausiai tai personalo, kuris gebėtų ir galėtų dar papildomai, sakykime, apie 3000 per metus karių papildomai dar mokyti. Vade, truputėlį kita tema, bet šiek tiek panašia. Irgi diskusijos Lietuvoje pastaruoju metu nemažai verda apie visuotinę gynybą. Na, kitaip tariant, dar ir tuo aspektu, tai kiek Lietuvoje žmonių turėtų mokėti valdyti ginklą, esant reikalui stoti į kažkokius organizuotus gynybos vienetus arba net neorganizuotus gynybos vienetus. Bet man iš jūsų pasisakymų atrodo, kad šiaip jūs esat iš tų, kurie sako, kad kariai turi ginti Lietuvą ir tai yra kariuomenės reikalas. Jūs netikit tą visuotinės gynybos idėją kaip tokia? Gal aš sudariau trupučiuką klaidingą įspūdį kažkam atskirai savo pasisakymais, bet tikrai aš esu ir visuotinės gynybos šalininkas taip pat. Bet mes negalime išimti iš bendro konteksto
atskirai ir pateikti visuotinę gynybą kaip vienintelę opciją, arba tai, sakykime, vaistas nuo visų lygų. Tai yra sudėdamoji bendros gynybos koncepcijos dalis visuotinė gynyba. Ir visų pirma, reikia aiškiai suprasti, kad mes esame kolektyvinės gynybos dalis. Kolektyviniai gynyboje valstybės yra įsipareigojusios turėti tuos pajėgumus, kurie atitinka kolektyvinės gynybos reikalavimus. Tai yra tas pajėgas, kurios geba, turi su kuo ir moka kariauti. Tai ne tik ginklas rankoje, bet dar ir gebėjimai, turėjimas atsargų, išlaikymas tų vienetų. Antra, tai labai svarbus dalykas tai yra saveikumas su sąjungininkais saveikumas. Tai procedūrų tų pačių turėjimas, gebėjimas keistis informaciją, gauti nurodymus, perteikti nurodymus, turėjimas tos pačios įrangos. Aš tikrai neslėpsiu, kad įsivaizduokit dislokavimas Vokietijos brigados ir lygiagrečiai kitų vienetų sąjungininkų. O pagrindė tai šiai dienai vėl Lietuva, ačiū Dievui, yra kaip pagrindinė vieta dislokuojant Bundeswehro kariuomenę. Tai integralumas reikalingas. Tai yra, kad mes ne tik suskelbėtumėm, bet kad ir dar panašią įrangą ir ekipuotę, pagrindinę įrangą ir ginkluotę naudotumės, kad galėtumėm viens iš kito pasiimti arba perkeisti vieną vienetą į kitą pavaldumą vienetą. Tai yra labai svarbu. Tai visuotiniai gynyboje, aš manau, tai yra labai svarbus aspektas, bet reikia įsiaiškinti, ką tai reiškia visuotinė gynyba. Tai visuotinė gynyba tai neneigimas kolektyvinės gynybos. Tai neneigimas, kad kariuomenė yra neveiksni ir negali gintis kartu su sąjungais arba viena. Tai kolektyvinė gynyba, kad visos institucijos, pati visuomenė ir įsitraukusi gynybą, toj plotmėj, kad ji tą, ką gali, ką moka, įneša į tą gynybą. Sakykime, Šaulių sąjunga. Gerai, Šaulių sąjunga, aišku, gal net vieta kažkokia numatyta, jiems kažkokia veikla karo metu, kaip ir krašto apsaugos savanorių pajėgų. Bet kokia yra šiandien kariuomenės vado žinia žmogui, kuris nėra tarnavęs kariuomenėje, nėra aktyviajam ar parengtajam ar kokiam nors kitokiam rezerve, bet moka valdyti ginklą? Aš pasakysiu, moka valdyti ginklą. Žinia tokia, kad ir kaip įstatymas numato, kad tas žmogus įvedus, reiškia, karo padėtį, eina, kreipiasi individualiai į karo komendatūrą, į komendantą, jis yra įtraukiamas į sąrašus, jam skiriamas vadas, skiriamieji ženklai ir jis prisiekia, tampa kombatantu ir jisai tampa ginkluotų pajėgų dalim. Kodėl jūs nenorit, kad Lietuvoje 100 000 tokių žmonių būtų, pavyzdžiui? Aš noriu ir viskas tvarkoja. Ir jiem vieta yra. Sakykime, aš pilnai suprantat, mūšio laukas pasiskirsto ne vien tas, kur priešakinėse pozicijose, kariauji, giniesi, puoli ir taip toliau. Tai užnugaris yra. Ir aš pilnai sutinku su žmonėm ir su visais žmonėm, kurie kalba, kad kiekvienam rolė net ir su ginklu yra. Bet neužmirškim, tie žmonės, kurie turi ginklą, moka valdyti, jie dar turi ir kitus įsipareigojimus visuomeniai. Ir turi atlikti tuos darbus, kad galėtų tie, kurie pareiga yra ginklų ginti valstybę, turi juos aprūpinti ir maisto produktais, ir žaliavom, ir kūrų, ir taip toliau, ir turi atlikti savo funkcijas. Tai nereiškia, kad mesi savo darbą įsikariauti. Tai ir tos funkcijas turi būti atliekamos. Kariauti tie, kurie tikrai gali ir privalo kariauti, jie turi eiti tą daryti. Tai aš manau, labai gerai yra teisės aktai sudėlioti ir labai aiškiai nusako, kas yra ginkluotojos pajėgos, kokios ginkluotojų pajėgų struktūra yra ir kas gali įstoti ginklas pajėgas. Ir aš sakau, neatmetu piliečių, kurie nori, gali ir yra motyvuoti, ateina, prisistato ir tikrai individualus parengimas, mokėjimas šauto valdyti nereiškia, kad jau kariaut moki. Tai tikrai kitu atveju mums nereiktų, nei šauktinių nereiktų, nei kariuomenės, tada susirenkami pakariaujam. Bet kad kolektyvinį rengimą
kad galėtum kolektyvinį ginklą, darnumą vieneto ir taktiką išmokti, tai reikia laiko. Galiu jums kaip pavyzdį pasakyti, kad skiriasi net ir skirtingos yra mokyklos. Jeigu, pavyzdžiui, vienos šalies, labai gerai kariaujančios šalies ekipažas tanko, trunka iki jo pilno parengtumo 3 metai, tai yra kita valstybė, kad ekipažas galėtų kariauti šiuolaikinį karą, trunka 14 metų. 14 metų. Tai čia yra skirtingi supratimai, skirtingi reikalavimai. Tai aš sakau, tą šautuvą pasiėmus, bet sakau, ir tas žmogus, kuris moka šautuvą valdyti, tikrai jam rolė ir su šautuvu yra. Bet dar kitas dalykas, rolė ir be šautuvo yra tai mūsų ginkluoto gynyboje. Žiūrėkit, yra kibernetikos specialistai. Ir imkim žurnalistus. Tai yra informacinio operacijų geriausi vykdytojai greičiausiai būtų. Ir visuomenės informavimo priemonės turės veikti ir taip toliau. Ir tai bus, sakykime, gali būti ginkluotojų pajėgų dalis. Tai aš tikrai taip matau visuotinę gynybą. Dar be to, visuotinė gynyba tai yra toks prieškonfliktinis arba prieškarinė būsena. Kai visuotinė gynyba, tai visi įsitraukia į pasirengimą valstybės gynybai. Ir ta visuotinė gynyba, kai dirbdamas žmogus savivaldybėje, dirbdamas įmonėje, valstybinėje arba nevalstybinėje, žino savo vietą karo metu, kokius jis turi įrankius turėti, ką jisai turi daryti, kad užtikrint ginkluotą tada gynybą. Tai aš manau, kad čia plati tema ir turbūt čia reiktų konferencijos kalbėti ir tas yra daroma, bet imkim savivaldybės tarnautojus. Negali mest viską administracijos direktorius, kad ir moka, imkim, kaip administracijos direktorius. Savivaldybė reiškia Vilniaus administracijos direktorius. Meta savo darbą, palieka Vilniečius likimo valiai, ateina su šautuvu. Jisai turės jo didesnė indėlis į visuotinę gynybą, jeigu jis ir toliau vykdys administracijos direktoriaus pareigos. Bet, aišku, ne visi administracijos direktoriai. Taip. Vade, sakykit, kokiam bute Vilniuje dabar gyvenat? Sūnaus. Nuomojatės jau iš savo pinigų? Čia mano asmeninis klausimas ir sūnaus. Matot, kadangi buvo viešo dėmesio, kadangi buvo klausimų, tai man atrodo, kad jums būtų verta atsakyti. Tai aš ir atsakiau. Bet ar galit pasakyti, kaip nuokate už nuomą? Klausykit, aš gyvenu sūnaus bute. Viskas. Gerai. Ar jūs mokate jam už nuomą iš jums skiriamų butpinigių? Man skiriamų butpinigių nėra dabar. Supratau. Man niekas neskiria. Aš nutraukiau sutartį ir niekas man neskiria jokių nuotpinigių ir butpinigių. Praėjus laikui, turbūt turėt laiko ir savirefleksijai, ar jūs, dabar kaip čia jūsų paklaust, ar jūs nuoširdžiai jaučiatės pripažinęs tą savo klaidą ir atsisakęs tų butpinigių, ar vis dėlto čia toks aplinkybės privertė, tai dėl to atsisakiau? Ne, žiūrėkit, aš galiu tik, nebenorėčiau iš prie tos temos išvis grįžti. Mūsų darbas. Bet aš, jūsų darbas klausti, mano atsakyti. Aš jums pasakysiu, teisė sako, kad man neturint nuosavybės priklauso nuotpinigiai. Taip. Teisės dokumentai sako, kad aš turiu teisę nuomotis. Teisė sako, kad aš galiu nuomotis iš sūnaus. Teisė sako, kad sūnus gali išnuomoti man. Ir va čia visi atsakymai. Taip, bet to pačiu tada paklaustos paminėjot, kad kalbėsit su Krašto apsaugos ministerija dėl teisės aktų keitimo. Kiek pažengėte? Aš manau, kad jie ir keičia. Arba keičia. Čia yra, žiūrėkit, ne aš pats savo nuotpinigius skyriau ir man atrodo, buvo teisininkų konsultacijos ir jų vertinimas, kad tai buvo teisėtai skirti ir taip toliau. Tai čia aš... Bet iš to, kaip kalbate, toks jausmas, kad vis tiek nesijaučiate padaręs kažką ne taip. Viskas buvo teisėta. Aš sakau, teisėta buvo. Viskas teisėta. Ne, tai čia kitas klausimas. Suprantat, jeigu tu bandai apeiti ir susikuri savo teisinės sąlygas, kad kažką padaryti, tai, kaip sakot, jūs nevalstybinė kalba galima panaudoti tokį įsireiškimą. Bet jeigu tu vadovavais Lietuvos Respublikos įstatymais 100% ir tu padarėjai visus teisėtus dalykus,
Tai šitas, kaip sakėt, nevalstybinė kalba, tai aš nemanau, kad čia turėtų būti taikomas. Gal jūs žinote, kokį sprendimą šitą vietą pasiūlys Krašto apsaugos ministerija, jeigu siūlys keisti tą tvarką? Bet vis dar tas pakeitimas yra svarstomas jūsų žiniomis. Žinokit, aš tikrai nežinau, klauskit ministro. Antras dalykas, iš to epizodo aš manau, kad jeigu, mano galva, jeigu manoma yra, kad pilna sūnus, dukra ar kitos šeimos narys, kuris turi atskirą šeimos ūkį, negali nuomoti, reikia prašyti, kad negali. Dabar yra prašyta, kad gali. O jūs matytumėte čia prasmės artimiems asmenims uždrausti tokio pobūdžio sandorių sudarinėti, kad nebūtų regimybės, jog tai fiktyvūs sandoriai ir panašiai? Ne mano kompetencijos klausimas. Gerai. Vade, pabaigai, norėjau paklausti, jūs pats batus nešiojate kariškus išduotus kariuomenės ar savo nusipirkęs? Dabar mąstau dabar. Kodėl klausiu? Kalbėjau su keliais kariais. Mąstau, žiūrėkit. Čia yra išduoti labai geri batai, kuriuos nešioja daugelis NATO valstybių. Esu kalbėjęs su ne vienu kariu ir jie tikrai yra minėję, kad kariuomenės išduodami batai nėra patogus, netgi eina tiesiog į parduotuves ir nusiperka savo, tam, kad galėtų patogiai jaustis pratybose. Jums žinoma šitą problemą? Skundžiasi jums kariai batų? Aš žinau vieną dalyką, kad ekipuotė yra universali kariui, yra specifiniam užduotim vykdyti. Pavyzdžiui, specialių operacijų kariai, kur turi specifines kažkokias užduotis, neįprastas pėstininkui, gali turėti specifinę įrangą ir tame tarpe ir ekipuotę, įskaitant aprangos elementus, kaip ir batus. Tai jiem išduodami tą avalynę. Dabar, kas susiję su bendrai kariais, tai tikrai yra nustatyti operaciniai reikalavimai, kurios nustato kariuomenė, kad turėtų tokie būti, taip ir taip, tai nešiotis tie avalynė ir taip toliau. Specifikacija yra rengiama tai avalynė ministerijoje, tai yra GRA, tai yra Gynybos resursų agentūrai, ir jie skelbia konkursus ir jie perkamom. Ir kariuomenė aprūpina. Jau aprūpina su tuo ir tą, ką duoda, mes tą turim, vertinam. Aš manau, kad pastaruoju metu gaunama kariam avalynė yra labai gera ir aš manau, kad gera avalynė yra. Ar ji gali būti geresnė? Visą laiką gali kažkas būti geresnė. Gal kažkam tai ji netinka dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Šiaip tai aš manau, tendencija yra visuose kariuomenėse, visuose pasaulio kariuomenėse. Aš kalbu su savo bičiuliais, kitų kariuomenių karininkais, tai sergam visos kariuomenės tą pačią ligą. Kas išduota valstybės standartas, tas netinka ir visą laiką reikia kažką tokio unikalaus nusipirkti. Tai čia yra bendra tokia tendencija ir aš sakyčiau, vertinam, žiūrim ir jeigu tikrai yra pagristi skundai, mes teikiam tai pačiai gynybos resursų agentūrai, kad žiūrėkit, tas gaminys nėra labai kokybiškas, reikia keisti ir priimam sprendimus ir keičiamės. Bet kas susijęs su avalynė, pastaruoju metu pripažįstu, kad avalynė ilgus metus nebuvo pati geriausia. Pastarėjami pirkimai, patys paskutiniai pirkimai yra pakankamai geri ir mano galva, jeigu jūs dabar išeitumėt, pamatytumėt, susitiktumėt Olandą, Vokietį, čia Norvegą, tai Norvegai jie turi savo skandinaviškus batus, bet šitos dvi tautos jis praktiškai tos pačius batus nešioja kaip ir mes. Aišku. Ačiū, Vade, už jūsų laiką. Ačiū jums.